profesorių Vykintai. Nuoširdžiai sveikiname ir linkime kuo geriausios klotės toliau. Galvojam, kitais metais mūsų laukia Vykinto jubiliejus, toks garbingas ir ilgamečio darbuotojo, daug nuveikusio. Galvojam, kaip pažymėti tą datą, kad ir, kaip ir renginį padaryti ar kokį leidinį. Apsistojom visgi rengti mokslinę konferenciją. Beliko išsirinkti temą, kadangi Vykintas Vaitkevičius jis dirba daugelį temų ir archeologijoje, ir mitologijoje, ir su Lietuvos partizaniku, ir folkloristika. Tas labai toks platus tarpdalykinis laukas. Ir apsistojom ties žvalgymų tema. Tai labai gera tema tokia įtraukti visą bendruomenę ir pristatyti pačius naujausius, įdomiausius tyrinėjimus, atradimus, metodikas, kokias yra naudojamas. Tai buvo toliausiai į rytus nutolusi Vokiečių ordino pilis ir bazė. Norėčiau tiesiog jums parodyti, ką mums pavyko surasti ir kokia to perspektyva. Vokiečių pionieriai buvo užsiropštę ant stogo, kažkas sprogdino. Kai atsibosta tas akmens amžius, titnagai, tai kartais įimi ir išvažiuoji. Man, aišku, tokį gal labiausiai palikęs pranešimas apie Kukuliškių piliakalnį. Lietuvos pajūrį mes turim iš laikotarpio daugiau negu apie 2,5 tūkstančių metų atgal gerai išlikusi senąją gyvenvietę. Docentas Egidijus Šatavičius taip pasidalino lyg tarp kitko, bet aš manau, kad tai, kad jis atrado vieną iš didžiausių Lietuvos pilkapių, o galbūt net formaliai ir patį didžiausią pilkapį, kuris dar vis iki šiol nebuvo pastebėtas, tai yra kažkoks tai toks neįtikėtinas dalykas. Iš docentės Audronės Bilienės pasakojimo apie Antrą pasaulinio karo epizodą, kada Vokietijos kariuomeniai įsitvirtinus Klaipėdos krašte ir kasant apkasus buvo aptikti žmonių palaikai ir vokiečių karininkas skyrė, nepaisant to, kad tai buvo kova, kuri pralaimima, kad vyko kovos veiksmai, jisai skyrė laiko tam, kad užfiksuoti kapus ir pranešė apie tai archeologams. Ir šita medžiaga karo sumaištyje atrasta buvo išsaugota. Labiausiai turbūt sudomino šitų naujų, vadinkim, konfliktų tyrimas apie būtent tas fortifikacijas, bunkerius. Labai profesionaliai paruoštas pranešimas ir manau, kad tikrai domėsiuosi tas sritimi daugiau. Perskaityti visiems straipsnėm, tikrai niekas neturi laiko. O konferencija ateini vieną dieną paskiria ir per tą dieną tiek daug naujų idėjų, bet to klausytojam, manau, tikrai bus malonumo perklausyti, peržiūrėti, nes tikrai vaizdingai, su skaidrėmis, naujausi tyrimai pristatomi ir vaizdo įrašas išliksantis, tai jau yra, čia yra didžiulė vertė.